Sveiki, šiandien pamėginsime išspręsti žodinį uždavinėlį susijusiu su išvestiniam. Sąlyga skamba taip. Iš kvadratinio skardos lapo, kurio kraštinės ilgis yra A, reikia pagaminti didžiausio tūrio stačiakampio gretasienio formos indą, be dangčio, kurio pagrindas būtų kvadratas. Taigi mums yra duotas skardos lapas ir mums sako, kad tos skardos lapo kraštinė yra A. Tai kadangi yra kvadratas, reiškia visos kraštinės yra lygios ir jos bus lygios A. Man reikia iš šito skardos lapo išlankstyti dėžutę. Tai jeigu aš iškirpčiau kvadratus skardos lapo kraštuose, galėčiau sulankstyti dėžutę. Tačiau dėžutės tūris priklausytų nuo to, kokio dydžio aš tuos kvadratus iškirpu. Tai jeigu iškirpčiau didelius kvadratus, mano dėžutė būtų labai aukšta, bet siaura. O jeigu mažesnius iškirpčiau, tai mano dėžutė būtų labai plati, bet visai neaukšta. Tai man reikia surasti didžiausią įmanomą tūrį. Tūrio formulė yra aukštis kart plotis ir kart ilgis. Tai ilgis bus štai čia, plotis bus štai čia, o aukštis bus štai čia. Kadangi mums sako, kad pagrindas irgi bus kvadratas, tai reiškia, kad plotis ir ilgis bus lygus. Tai plotis bus lygus ilgiui. Ir mūsų dėžutės pagrindas bus štai čia. Tai man reikia surasti šito kvadrato kraštinės ilgį. Tai jeigu aš pasivadinčiau savo iškirpto kvadrato kraštinės ilgį x, tai visi kvadratai bus vienodi, tai visų kraštinės bus lygios x. Tai mano kraštinės ilgis bus lygus a minus 2x, kadangi a yra šita ilga atkarpa, o dvi trumposios yra x. Štai čia ir štai čia. Man reikia rasti štai šitą. Dėl to ir bus a minus 2x. O mūsų aukštis bus tiesiog x. Tai aš savo tūrio formulę galėčiau užrašyti kaip funkciją nuo iškirpto kvadrato kraštinės, nuo x. Ir tai būtų a minus 2x kvadratu, kadangi plotis ir ilgis toks pat, ir kart aukštis x. Atsiskliaudus gaučiau a kvadratu minus 4ax plus 4x kvadratu, visą tai padauginti iš x. Ir mano funkcija bus lygi a kvadratu x minus 4ax kvadratu plus 4x kubu. Man iš pradžių reikia apsibrėžti x reikšmę. Tai mano x gali būti didesnis už 0, bet niekados negali būti didesnis už a padalinta iš 2, kadangi a padalinta iš 2 bus štai čia. Ir jeigu aš iškirpčiau tokio dydžio kvadratus, tai aš tiesiog padalinčiau šitą skardos lapą į 4 dalis ir jokios dėžutės negalėčiau užlankstyti. Tai kad būtų lengviau suprasti, ką reikia toliau daryti, galim nusibrėžti šitos funkcijos grafiką. Čia bus mūsų x ašis, kuri žymi mūsų iškirpto kvadrato kraštinės ilgį, o y ašis bus v nuo x ir bus vienetai kubiniai metrai. O čia tikriausiai metrai. Tai jeigu mūsų x prasidės nuo 0, tai tūris taipogi bus 0, kadangi kvadratai bus labai maži arba jų iš vis nebus. Ir tada tūris po truputį didės, kai mes iškirpsim vis didesnius ir didesnius kvadratus ir jis pasieks maksimalų tūrį.
Ir tada, kai kvadratai vis didės ir didės, jis pradės tūris mažėti ir pasieks 0. 0 pasieks, kai kvadratų kraštinės ilgis pasieks a padalinta iš 2. Tai kai dėžutė pasiekė didžiausią tūrį, jos grafikas tame taške sustoja ir nesikeičia. Ir liestinė bus lygi 0. Tai reiškia, kad ties tuo tašku mūsų funkcijos išvestinė bus lygi 0, kadangi mūsų funkcijos išvestinė yra liestinė. Tai visų pirma, man reikia surasti savo tūrio funkcijos išvestinę. Tai v nuo x išvestinė būtų lygi a kvadratu kart x. A, prisiminkite, yra kažkoks skaičius. Tai a kvadratu x išvestinė bus tiesiog a kvadratu. Tada minus 2 keliauja į priekį, tai bus 4 kart 2, 8 a x ir plus 4 kart 3 bus 12 x kvadratu. Ir man šitą išvestinę reikia prisilyginti 0, kadangi aš noriu žinoti, kada mano liestinė bus horizontali. Kitaip sakant, kada liestinės kampas bus lygus 0. Taigi, tai kaip matote, mes turime kvadratinę lygtį. Norint išspręsti kvadratinę lygtį, mums reikia naudoti diskriminantą. Diskriminanto formulė yra b kvadratu minus 4ac. Tai mūsų a yra viskas prieš x kvadratą. Mūsų b yra viskas prieš x, o c yra tiesiog laisvas narys. Tai mūsų diskriminantas bus b kvadratu. Tai bus 8a kvadratu minus 4 kart 12 ir kart a kvadratu. Atsiskliaudus gautume 64a kvadratu minus 48a kvadratu. Ir mūsų diskriminantas bus 16a kvadratu. O šaknis iš diskriminanto bus 4a. Tai pirmasis sprendinys x1 bus lygus minus b minus šaknis iš diskriminanto ir padalinti iš 2a. O antras sprendinys x2 bus minus b plus šaknis iš diskriminanto padalinta iš 2a. Tai galim pamėginti įsistatyti reikšmes. Mūsų b bus minus 8a, tai minus plus minus bus, minus kart minus bus pliusas, tai mums liks tiesiog 8a minus šaknis iš diskriminanto 4a ir padalinta iš 2 kart 12, kadangi mūsų a yra 12. Tai pirmas sprendinys bus 4a padalinta iš 24. Ir galim suprastinti, liks 1/6a. O antras sprendinys bus 8a plus 4a padalinta iš 24. Ir tai bus 1/2a. Tai reiškia, kad mūsų grafikas sustos keistis ties 1/6a ir ties 1/2a. Matote štai čia. Bet mums šitas atsakymas netinka, kadangi, kaip ir sakiau, kad jeigu mes iškirtume pusę kraštinės ilgio šitos kvadratus, tai mes tiesiog visą šitą lakštą padalintume į 4 dalis. Tai mūsų didžiausias tūris ir liks tik tai, kai mes iškirpsim 1/6a ilgio kraštinės.
Tai štai toks ir bus šio uždavinio atsakymas, kad maksimalų tūrį gausime, kai x bus lygus 1/6 a. Tai ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitame video.